Sveiki Versus skaitytojai! Su džiaugsmu noriu pristatyti mūsų su Versus naują bendrą projektą Moters garderobas, kuris skirtas klasikiniai dalykiniai ir klasikiniai kasdieniai moterų aprangai. Šiandien mes dar nežinome, kokių mados tendencijų sulauksime ateinančiais metais ir dešimtmečiais, bet kai ką galime padaryti jau dabar. Tai susipažinti su nepasiduodančia laikui ir niekada neišeinančia iš mados klasika. Išmoksime teisingai ją interpretuoti ir panaudoti. Neklupdamos lyg somnambulės, teisingai pasirinksime daiktus ir dėvėsime juos pagal paskirtį ir reikiamų laiku. Moteriškas dalykinio stiliaus garderobas yra pilnai perimtas iš vyrų. Kelnės, švarkai, marškiniai, kostiumai, kaklaraiščiai. Vienas iš pirmųjų dizainerių sėkmingai vyrišką kostiumą pateikęs moterims, tai yra Yves Saint Laurent. Juk nepakartojama individualų mūsų stilių sudaro gebėjimas judėti ne vienoje plotmėje, bet trijose – dabartyje, praeityje ir ateityje. Gali gauti viską, jeigu tinkamai apsirengsi, taip sako Edita Head. Mielos moteris, kovo mėnesio numeryje pirmoji garderobo tema – paltai. Vienas sukirpimas tinka aukštoms, kitas tinka mažutėms. Yra ir tokių moterų, kurioms tinka ir vienas, ir kitas sukirpimas. Taigi esame skirtingos ir mums reikia labai didžiai pasirinkti rūbų modelius. Knygoje Judita Rasband rašo, stilius gali būti puikus, medžiaga ir spalva nuostabios, pasiuvimas aukščiausios klasės, bet jeigu drabužis netinka, iš jo jokios naudos. Taip jau yra nusistovėję, kad kalbant apie tam tikrus figūrų tipus, naudojamasi geometrinėmis figūromis. Trikampis, stačiakampis, trapecija, ovalas. Tačiau mes moters garderobe naudosime sąvokomis iš gyvenimo. Tai yra aukšta, smulkutė, obuoliuko tipo, kriaušės, smėlio laikroduko figūros. Tad klasikiniai modeliukai bus rekomenduojami pagal mūsų pasirinktą schemą. Kaip bus sudarytas moters garderobas? Jame bus laikomasi tokios pat schemos, kaip ir didelio populiarumo sulaukusiame vyro garderobe. Tai yra skyriai skirti kostiumui, paltui, avaliniai ir visiems kitiems aprangos dalykams. Tačiau šį kartą temos bus pateikiamos konkrečiai pasakojant, kaip klasikinius modelius pritaikyti prie savo figūros. Kaip visas žinias pritaikyti mūsų kasdienio gyvenimo situacijose. Be abejo, knygoje bus aptartas ir etiketas, taip pat išimtinai moteriški dalykai, tai audiniai, suknelės ir sijonai. Dar labai svarbu paminėti, kad moters garderobas nedubliuos nusistovėjusių temų, skirtų moterims moteriškose žurnaluose, kur nemažai dėmesio skiriama mados tendencijoms, stiliui, naujų kolekcijų pristatymų. Mūsų tikslas – aprangos abėcėlė, kurią išmananti moteris galės gerai jaustis, bus lengva atrasti ir sukurti savitą stilių, pritaikyti mados naujienas. Malonaus skaitimo.